2026 m. vasario 15 diena. Balis, Indonezija. Šioje nuotraukoje matote 28 metų Igorį Komarovą su savo mergina Ieva Mišalova. Ieva buvo socialinių tinklų nuomonės formuotoja turinti 100 000 sekėjų. Ji dalyjosi kiekvieną savo gyvenimo akimirką socialiniuose tinkluose. Kiekvienam, kas žiūrėjo jos įrašus, atrodė, kad jinai gyvena nuostabų gyvenimą, kuris daugelį atrodė nepasiekiamas. Jau kitą dieną, 22:30 min. Igoris kartu su savo draugu išvažiavo pasivažinėti motoroleriais Džimbarano rajone. Kartu su jais buvo ir vietinis gidas. Tai pakrantės zona, kurioje dažnai lankosi užsienio turistai. Viskas prasidėjo kaip įprastas pasivažinėjimas, tačiau netrukus viskas staiga pasikeitė. Prie jų privažiavo juodas automobilis ir keli motociklininkai, kurie pradėjo suktis aplinkui, tarsi viskas būtų suplanuota iš anksto. Per akimirką situacija visiškai pasikeitė. Kilus sumaišiai, vienam iš grupės draugų pavyko pabėgti, tačiau Igoriui to padaryti nepavyko. Kai viskas nurimo, paaiškėjo, kad Igoris dingo. Jo draugas pranešė policijai, o ši pradėjo peržiūrėti vietovės vaizdo stebėjimo kamerų įrašus. Įrašuose buvo matyti tas pats juodas automobilis ir motociklai, kurie vėliau nuvažiavo iki vienos vilos. Ši vila buvo Tabanane, vakarinėje Balio dalyje. Kai policija ten atvyko, vila buvo tuščia, viduje nieko nebuvo. Buvo rasti tik keli asmeniniai daiktai, tarp jų Igorio telefonas ir krepšys, taip pat kraujo pėdsakai. Tačiau kasgi buvo Igoris Komarovas ir kodėl kažkas taip kruopščiai planavo jo pagrobimą? Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien išgirsite apie visai neseniai per pasaulio nuvilnijusi Igorio Komarovo pagrobimą. Igoris buvo Sergejaus Komarovo sūnus. Sergejus Komarovas buvo laikomas labai įtakingu žmogumi Ukrainos mieste Dnipro, turinčių ryšių su aukšto rango asmenimis. Jo vardas dažnai pasirodydavo vietinėje žiniasklaidoje, nes jisai turėjo didžiulę įtaką versle ir politinėme lygmenyje. Daugelyje pranešimų jo pavardė buvo siejama su kriminaliniu pasauliu. Žiniasklaida jį vadino mafijos bosu ir nusikalstamo pasaulio autoritetu. Tačiau oficialiais duomenimis jisai niekada nebuvo nuteistas už jokį nusikaltimą. Igorio draugas Aleksandras, kuriam tą dieną pavyko pabėgti, taip pat kaip teigiama yra Aleksandro Narik Petrovsko sūnus, kurio reputacija labai panaši į Igorio šeimos. Atrodė, kad kažkas pasinaudojo Igorio ir Ievos Instagram įrašų, skirtų Valentino dienai, kad nustatytų jų buvimo vietą. Ir viskas buvo padaryta pagal aiškų planą. Tie žmonės laukė tinkamo momento, kad sugautų jį nuošalioje vietoje, kur jisai negalėtų prisišaukti pagalbos. Tuose Instagram įrašuose buvo pažymėta ir vieta. Saugumo ekspertai jau daugelį metų įspėja apie realaus laiko įrašų pavojus. Atrodo, kad Igorio mergina to nesuprato arba nevertino rimtai. Žmonėms tai atrodė kaip netikėtas incidentas ir niekas neturėjo atsakymų. Tačiau vėliau pasirodė vaizdo įrašas. Praėjus kelioms dienoms po Igorio dingimo, Telegram kanale pradėjo plisti nerimą keliantis įrašas. Tame vaizdo įraše Igorį buvo sunku netgi atpažinti. Jo veidas buvo ištinęs, lūpos stipriai praskeltos, ant jo kūno buvo pridžiūvusio kraujo. Jo kairės rankos nesimatė. Ta vieta buvo apvyniota krūviniu tvarsčiu, tarsi ranka būtų nukirsta, o tvarstis uždėtas kraujavimui sustabdyti. Vaizdo įraše jisai kreipėsi į savo šeimą, ypač į tėvą, sakydamas, kad pagrobėjai jam sulaužė šonkaulius ir kojas. Igoris kalbėjo žiūrėdamas tiesiai į kamerą. Jo veide atsispindėjo didžiulis skausmas. Jis kalbėjo lėtai, o jo akyse matėsi baimė ir skausmas. Jis papasakojo, kad jam buvo prievarta leidžiami narkotikai. Jis taip pat sakė, kad jie nukirto kai kurias jo kūno dalis ir pakėlė kairę ranką, apvyniotą krūviniu tvarsčiu. Jis teigia, kad žmonės, kurie tai padarė, buvo susijęs su Ukrainos nusikalstama grupuote, o jo tėvą kaltino išdavystę. Jie teigia, kad Sergejus Komarovas iš jų paėmė $5 milijonus ir tai buvo kerštas. Kiek tai susiję su šia išdavystės istorija, internetiniuose šaltiniuose aiškių detalių nėra.
Kai kuriuose pranešimuose teigiama, kad Komorovų ir Petrovskių šeimos gali būti susijusios su skambučių centrų sukčiavimu. Tačiau tai nėra visiškai patvirtinta. Tačiau istorija tuo nesibaigė, nes vėliau pasirodė antras vaizdo įrašas. Tame vaizdo įraše pats Igoris prisipažįsta, kad vadovavo skambučių centrų tinklui, kurio sukčiai apsimesdami banko saugumo darbuotojais apgaudinėjo Rusijos piliečius ir grobė iš jų pinigus. Buvo teigiama, kad jisai per mėnesį uždirbdavo apie $15 000 vien tik iš vieno tinklo. Ir visa tai vyko su Narek Petrovskio užnugariu. Tai rodo, kad Igoris nebuvo tik nekaltas sūnus, pakliuvęs į tėvo spastus, bet galėjo būti visiškai įsitraukęs į šią veiklą. Tačiau svarbu prisiminti, kad šitas prisipažinimas buvo išgautas patiriant didžiulį spaudimą, todėl laikyti jį visišką tiesą negalima. Vaizdo įraše Igoris sakė, kad netrukus prasidės infekcija ir jisai tiesiog mirs. Jis prašė tėvų nesipykti su tai žmonėmis, pas kuriuos jisai yra, ir nebandyti traukti policijos. Jis maldavo tiesiog įvykdyti jų sąlygas, sumokėti pinigus ir jį išlaisvinti. Jis tiesiog norėjo grįžti namo. Sunku pasakyti, ar jo žodžius buvo žiūrėta rimtai, tačiau aišku viena, to, kas buvo padaryta, neužteko. Vasario 26 dieną Genjaro rajone netoli Kaitlio paplūdimio vietiniai gyventojai pakrantėje pamatė tai, ko tenais neturėtų būti. Čia ir ten buvo išmėtytos kūno dalys. Buvo iškviesta policija ir pradėtas tyrimas. Buvo patvirtinta, kad tai žmogaus kūno dalys išmėtyta po skirtingas vietas – galva, liemuo, rankos ir kojos. Įtarta, kad visa tai priklausė vienam asmeniui. Buvo akivaizdu, kad kūnas tenais gulėjo jau kelias dienas ir dėl drėgmės jisai buvo stipriai suiręs, todėl atpažinti jį buvo beveik neįmanoma. Tačiau tyrėjai turėjo kitą užuominą. Dėl ant kūno dalių matomų tatuiruočių policijai kilo įtarimas, kad tai Igoris. Galiausiai po teismo medicinos ekspertizės tapo visiškai aišku, kad tai tikrai buvo Igorio kūno dalis. Jis buvo pagrobtas nuo motorolerio, nuvežtas į vilą, ten kankintas, muštas ir galiausiai mirė. Jam tebuvo 28 metai. Dabar kyla klausimas, kas tai padarė. Dar prieš surandant kūno paplūdimyje, policija jau turėjo didelį pėdsaką. Vasario 23 dieną asmuo, identifikuotas tik raidėmis C, buvo suimtas viešbutyje vakarų Nusa, Tengaroje. Jis buvo suimtas ne už tiesioginį dalyvavimą pagrobime, o už tai, kad naudodamasis suklastotų pasu išsinuomojo transporto priemonę, juodą Toyota Avanza ir 2 motociklus iš Badugo automobilio nuomos punkto. Sulaikytasis tyriems pasakojo, kad jam buvo sumokėta apie 6 milijonai Indonezijos rupijų už tai, kad jis išnuomotų šiuos automobilius savo vardu kitiems žmonėms. Jis tikino visiškai nežinojęs, kam šios transporto priemonės bus naudojamos. Kai policija patikrino duomenis, jie iš karto atpažino tą automobilį ir jo registracijos numerį. Tai buvo ta pati mašina, kuri pagrobimo dieną matėsi vaizdo kamerų įrašuose. Automobilyje įrengtos GPS sistemos duomenys taip pat rodė, kad automobilis buvo būtent toje vietoje ir tuo pačiu metu, kai buvo pagrobtas Igoris. Po to Balio policija pratęsė tyrimą ir nustatė dar 6 užsieniečius įtariamuosius, kurie kaip įtariama yra susiję su šia byla, tačiau jų pavardžių policija viešai nepaskelbė. Visi šie 6 žmonės buvo įtraukti į ieškomų asmenų sąrašą. Balio policija pradėjo greitą jų paiešką ir kreipėsi į Interpolo dėl jų sulaikymo. Buvo didelė tikimybė, kad 4 iš šių įtariamų jau pabėgo į kitas Indonezijos dalis, o likę 2 kaip įtariama vis dar slapstėsi kažkur Balyje. Pareigūnai pabrėžė, kad paiešką sunkina tai, jog įtariamieji į Indoneziją atvyko naudodamiesi skirtingais pasais. Kai kurie turėjo po 2 ar 3 skirtingas tapatybės. Todėl tyriems buvo labai sunku nustatyti netgi jų tikrąją pilietybę. Tuo tarpu pasirodė ir 8 įtariamasis. Pasak su tyrimu susijusiu šaltiniu, buvo suimtas Indonezijos pilietis, tačiau ne už tiesioginį dalyvavimą pagrobime, o už suklastoto paso išdavimą asmeniui C. Daugiau detalių apie šį asmenį kol kas nepaskelbta. Igorio Komorovo bylos tyrimas vis dar tęsiasi ir į daugelį klausimų vis dar nėra atsakymų. Dėl to, kas buvo šio įvykio priežastis, iškeltas kelios teorijos. Socialiniuose tinkluose imta minėti ir Ievos Mišalovos vardas.
Kadangi jinai buvo nuomonės formuotoja, viešai rodžiusi savo gyvenimą, daugelis teigia, kad jinai neturėjo kelti nuotraukos su vietos nuorodomis, ypatingai būdama santykiuose su asmeniu, kurio ryšiai siejami su kriminaliniu pasauliu. Kai kurie netgi teigia, kad policija turėtų ištirti ir pačią Ievą. Tačiau tai tik teorijos ir nėra jokių įrodymų, kad Ieva vietą nurodė tyčia. Nėra jokio oficialaus pareiškimo, siejančio Ievą su kokiais nors neteisėtais veiksmais. Kiek žinoma, po Igorio dingimo ji viešai paskelbė Instagram story, pasidalindama jų nuotrauką iš kelionės Balyje ir parašydama, kad yra visiškai tikra, jog jisai tai pamatys. Kiek vėliau ji pasidalino dar vienu vaizdo įrašu, kuriame matyti verkianti prieš kamerą. Ji pasakė, kad kai išgyvens šį skausmą, vėl sugrįš į socialinius tinklus. Kad ir ką žmonės manytų apie jos vaidmenį, jos skausmas ir kančia, bent jau viešai, buvo akivaizdus. Ši byla yra viena iš tų, kurios pastaraisiais metais kenkia šios gražios ir garsios turistinės vietos įvaizdžiui Balyje. Po COVID-19 Indonezijos vyriausybė plačiai atvėrė duris tarptautiniam turizmui, kad palaikytų vietos ekonomiką. Tačiau vietoj to, kad tik stabilizuotų ekonomiką, saloje pamažu pradėjo didėti tarptautinių pirkėjų, įsigyjančių nekilnojamąjį turtą skaičius, o kartu išaugo ir užsienio piliečių įvykdomų nusikaltimų skaičius. Vien 2025 metais užfiksuotas netgi 45% nusikaltimų augimas. Tai yra ne tik kriminalinė istorija, bet ir įspėjimas, kad paprastas įrašas socialiniuose tinkluose kartais gali nutekinti labai svarbią informaciją. Nors technologijos palengvina mūsų gyvenimą, realaus laiko lokacijų rodymas, patekęs į blogas rankas, gali sukelti pavojų. Todėl svarbu apie tai informuoti savo artimuosius, ypač jaunimą, ir paaiškinti jiems, kuo dalintis socialiniuose tinkluose yra saugu, o kuo ne. Šios dienos istoriją ties tuo ir baigsime. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video.